Sugedusi filtrą keisim į naują. Ta balkiuką geras žmogus už duką man padavė. Tai dėkui jam labai. Į detalės nelysiu, nes viskas kaip ir aišku, pora varžtų. Čia kažkokie perėjimai bus. Bus ten irgi turėtų būti keli varžtai. Tai daug darbo nebus. Neapis, nėra slėgio. Opa, vietoj. Tai va, nauja dėl. Čia keli varžtai. Prisuku. Čia kažkai metalą išlygino ir laikos. Toliau rasparkytę. Ja pakeisim. Ir turėtų būti ledas. Tikiuosi užsives, aišku, nes čia jau čia dabar didžiulis oro burbulas bus. Ir viskas. Easy. Nu. Dabar redline. Mus išmetė autostradoj. Nežinau, ką dabar darysim. Dėlė, kad esu ne vienas. Paliko vienas. Lauksim dabar skambučio. Gal tikiuos mus paims. Meksikas autostradoj nežinau. Nespėjau, sakyk, kad nevažiuoju. Sakyk, kad nevažiuoju. Delio, nelabai, nespėsi. Pochu jau. Nespėsi, Simončik! Nesijaučiam vairą. Net neleidžia. Net neleidžia. Nu. Ne, viskas gerai. Nereikia kurva bortus gaudyti. Nu. Trumpai papasakosiu, ką mes čia darom. Dabar, kadangi vanusas neveikia, tai reikia atvesti laidą speed signalo į ABS-o, man atrodo, piną. Tai vien žodžiu, dabar to ir užsiemam. Bandėm pajungti per šitą jungtį, tai ne kažkas gaunas, nes kažkaip niekur nenueina. Tai teks bandytis išsiiminėt kompą ir per ten žiūrėt, kaip mums ten išeis pasijungti viską. Čia prisijungt nieko. Blet. Ne, man čia prisijungt neduodu. Ką, Bluetooth'ą? Nu. Na ir kaip? Žinau, niekas nepagerėjo visiškai. Nu ką, hello. Šiandieną nutariau pakeisti lemdas. Nusipirkau naudotas 2 lemdas. Ir dabar ką darysim, tai yra dėsim šitas lemdas ir žiūrėsim, ar jos pradės veikti. Kas ten bus, tiesiog lemdas atsukti ir įkišti. Čia suplugint konektoriai yra. Supluginsiu ir tada žiūrėsiu, kas gausis. Jaučiu, lendu po mašiną ir rodau, kaip atsisuka šitie šūdžiai. Dar viena lemda liko, nes čia iš visų jų 2 yra ir antra yra. Va, ta lemda dabar ją kažkaip iš ten reikia išsukti. Gerai. Tai vien žodžiu reikės su multimetru žiūrėtis, šaut vieną laidą, tiksliau minusą į kėbulą, o pliusą žiūrėti ant juodo laidelio, kur ant lemdos įeina. O čia va, bus tas juodas laidelis ant jo ir žiūrėt, ką išduoda.
Turi išduoti, neprisimenu, turi šokinėti, būti nepastovi tokia. Ir viskas. Sakė, tik paminėjo, kad reikia daryti ant karšto variklio. Tai tuo ir užsiimsiu. Dabar iš garažo išvažiuosiu, pravažiuosiu normaliai ir tada jau kišim ir žiūrėsim. Tai vien žodžiu išsiaiškinau, kad vieną lemdą nupirkau neveikiančią, kita veikia. Tai pusė darbo. Kaip ir vakar minėjau, pravedžiau tą laidą iki kompo, aišku, čia dabar baisiai viskas atrodo, nes nieko gero nesugalvojau. Iš skydo parsivedžiau, vien žodžiu, greičio signalą. Parsivedžiau laidą tiesiai į kompą ir kompą vedžiau į 15 piną, speed sensoriaus piną. Ir ką žinau, dabar kompas mato greitį ir automatiškai vanusas pradėjo veikti. Nes be to greičio sensoriaus, kai kompas jo nemato, tai vienu žodžiu vanusas neaktyvuojasi. Kaip palys, vienu žodžiu varysim į Meksiką ir tada pašersim normaliai jau taip. Tai atvažiavom į garažą pasiimt padangų. Pradžia visada prasideda nuo padangėlių. Čia praktiškai nėra. Blemba. Čia tai žlugau. Fuck. Padangų iš viso 6 komplektai. Tai taip sakyčiau visai nemažai, tai dabar bandysiu visus juos pripūst ir tada judėt. Planai tokie, kad judėsiu į Marijampolę. Važiuosim pas tą pačią raudoną kregždę, su kuria dažniausiai šėrykloj pasirodom. Tai pakvietė į aikštelę pašert. Pirmyn atgal gausis kažkur 103 ir planas toks nuvažiuot pašert, nesulūžti ir grįžti. Šiandien mountas visai geras, tai faktiškai visas judesys matysis. Dabar vienu žodžiu esam Marijampoliai, atvažiavom pašert. 70 kg į vieną pusę sukoriau. Tai dabar pasirodo kažkokioj aikštelė esam, kur vyksta semi-pro varžybos. Ir bandysim vėl pastatyti skersą, vienu žodžiu. Sandėliuko nepavysi, Jau po šėryklos grįžinėjau, baisiai smagiai pašėrėm su Ovidijum. Didelis dėkui jam, kad leido, tiksliau davė galimybę apsilankyti tokioj traselėj, įdomioj aikštelėj. Tikrai buvo verta nuvažiuoti net ir dėl tų kelių valandų, tuos 70 km į vieną pusę. Dabar po truputį grįžinėjau, bet tripas tikrai fun. Surijom kūro gal tik 15 litrų, aš dar grįžinėdami kokius 6 pasimsim. Bet šiaip liuks, tikrai liuks. Būtinai laikinat, šėrinat, dalinate su draugais, kadangi korišų reikia pinigų ant kūro, o be laikų, hebra, niekai.